Aritmetinė progresija. Iš 7 narių sumos atimam 6 narių sumą. Kasgi yra ta 7 narių suma? 7 narių suma yra visų narių suma nuo 1 iki 7. 2, 3, 4, 5, 6 ir dar 7. Va, štai čia aš jį parašysiu. Dabar jeigu aš atimsiu 6 narių sumą, va čia yra 6 narių suma, tai iš 7 narių atėmus 6 narių sumą aš gausiu 7 narį. Tai kągi aš žinau, kad mano 7 narys yra lygus 7, nes va štai čia yra 7 narys. O čia bus 8 narys ir mano 8 narys progresijos yra lygus 11. Tai skirtumą progresijos aš rasiu iš 8 nario atėmus 7 narį. Tai yra iš 11 atimsiu 7. Ir skirtumas bus lygus 4. Oi, ne ten parašiau, bet štai čia 4. Čia turiu nuvalyti. Dabar man reikia rasti progresijos pirmąjį narį. Pasiimu bet kurią n-tojo nario formulę. Pavyzdžiui, 7 narys yra lygus 7. Aš žinau, kad 7 narys tai yra 1 narys plus 6d. Ir jis yra lygus 7. Vietoj skirtumo įrašau tuos savo 4 lygus 7. A1 bus lygu iš 7 atimti 24. Iš 7 atėmus 24, ką aš čia gausiu? Iš pradžių atimu 4, tada dar 3. Minus 17. Mano pirmasis narys yra lygus minus 17.